Labai diena. Ši akcija – koncertas skirtas Tarptautiniai muzikos dienai. Koncertas vadinasi "Būti ar nebūti". Muzika išvertus pažodžiui iš graikų kalbos mūsų menas. Muzika atlieka net keletą funkcijų – estetinę, meninę, komunikacinę, pramoginę bei apeiginę. Nuo kultūros ir socialinio konteksto priklauso, kaip mes skirstome muziką. Spalio 1 – pasaulinė muzikos diena. Šią akciją pradėsime kūriniu pagal Džono Keidžo 4:33. Prašau. Ši mūsų akcija perspėjimas valdžiai, kuri negirdi mandagių ir neveiksmingų mūsų kalbų ir rezoliucijų. Ši jau 3 Lietuvoje akcija, kuri klausia, ar tikrai kitais metais per dainų šventę Lietuvos kultūros kūrėjai irgi tylės. Kviečiame visuomenę solidarizuotis su kultūros darbuotojais, vykdantiems ne tik kultūrinę, bet ir edukacinę bei socialinę misiją. Dėkoju visiems susirinkusiems, mums išgirdusiems ir supratusiems. Iki pasimatymo 2014 m. vasarą dainų šventėje. Aišku, jeigu ji įvyks. Ačiū.